galima praktiškai diskus. Tai čia ant šito gylis diskų, ne? Jo, bus gylis diskų. Tada dar raketų ir baliukompą pakeisim. Šiek tiek statesnės padarysim, suagresyvinsim. Netaikyčiau. Ir žiūrėsim paskui, kas gaunasi. Čia kas gerai, kad tos paskutinės reikia, nereikia šitas. Jo. Ta prasme, ką? Kaip ten gali? Nu, ten biškai patampė jas, bet kad ir va. Bet tai čia giliausia, čia tiek nereikia, čia 2 cemus kokius įleidė. No. Ten giliausia va gerai, kad pažiūrėjom irgi. No. Žinai, kartais reikės giliau. Nu. Bet kol kas tai... Ką? Atvilktuvė. Reikia po biškį galuose, kaip galuose, tipo po biškį kelies, ar gali sukti su jom? Ne, Kelt reikia, nu. Bent kažkiek. Privilktų, ne prisidirbti. Čia atidirbti reikia. Šiaip žiūrėjau kažkokio vokiečio. Profi buvo padaręs vokiečių. Palyginimų. Jo, ir tipo geriausiai sudygo visos pabiros nuo šito. Ten ir proskuteriai, ir visi buvo. Ir be diskų, ir su diskais. Jo. Bet su diskais gerai, tikrai iškūreno, pabirom. Plius reikmės laiko. Dabar šitą ant... Tai kiek daryt dabar? Apie 4 darysiu gal to. Nu, band. Važiuoju 15 greičiu dabar ir dirba, kol kas atrodo, kad labai gerai. Nešioja šiaudus į visas pusės, tikrai reikia. Nes čia buvo pagulusių kviečių, kaip kaupėsi ir ištampo, kur nėra šiaudų. Net technologinės vėžės palygina.
gerą dieną kulam informerį, sugulusi informerį. Parodysiu, kaip yra supjaunami sugulę javai. Pasirenki kampą, kaip yra sukritę tie javai. Turiu matyti, dabar jie yra sugulę mašinai. Todėl aš pjaunu skersai viso lauko. Gerai, kad jisai yra išsilygintas ir yra lygų. Ir yra tokie pakelikai vadinami, va ten atsarginių yra. Ir jie nuo žemės viską pasikelia. Yra nei daug, nei mažai. Įvairiai. Kaip į kederį papuola kokia masės kliupsnis, taip ir yra, bet kažkas va taip. Gerais išleistas. Nulėkiau ryte racijas nusipirkti, 4 vienetus nusipirkau, tai nežinau, kaip mes dirbom anksčiau be jų. Bet kažkaip dirbo. Žodžiu, dar rado vieną bajerį. Pasirodo, yra tokia mintis prieš smulkintuvą, kuri reguliuoja srautą paduodama ant smulkintuvo ir jinai neveikia kažko, tai nuos pažadėjo vyrukai, kad sutvarkys. Sutvarkys to, ko nesutvarkė. Prieš atiduodant kombainą kažkokį radiatoriaus šepetėlį. Jie tokį sraigį iškraudinėja, nežinau, ar čia su elektra tik tais kažkas. Alio. Su kurio? Ko tu tam važiuoji? Tai gal ateities reikėjo pavažiuoti, kur Aldas stovi ir viskas. Nu, man ten tavo arčiausiai garsus ateina, bet aš biškai čia skersai. Man jau ten gale. Staupai, kai baigęs ten iš to. Gal. Oi, tie sugulėliai, bet ką padarysi, kaip sakant, yra šiaudų, yra tonų. Vienas geras komentaras buvo, Marius, man atrodo, parašė, tai tikrai taip, šiemet šiaudų ir grūdų yra. O kaip su kokybėm, tai jau čia jau kita kalba. Realiai būtų geriau kokios, kad pirktų, tarkim, 7 tonos ir būtų pirma ekstra klasė. Tai panašiai uždirbtum kaip su 8-9 tonom 4 klasė. Tai vakar tas akėčias pabandžiau, tai resume gavos, kad jas išvežė, bet jas parveš. Nes jų reikia. Padirbom vieną lauką ir visai kitas jos kokybė buvo. Nenufilmavau, nes pavargęs iš po visos dienos buvau, tai nelabai net filmavau vakar dienos. Daug įspūdžių, daug technikos, su tom akėčiom diskuojam, paskui sėt paleist, perkalibruot, bla bla bla. Dar pjaut išvažiavau, tai to labiau. Sakau, kai gerai atsistoji, palei kaip sukritę, tai viskas tvarkoja, tu net nestabtelė, o kai būna kas nors kitaip sukriuvę, būna kartais verpetai susukta, tai va jau tada ten reikalų krūva būna, iš kurios nori pusės gali pjaut. Ir visa laimė, kad yra jie
nešlapi dabar, jie yra sausi šiaudai, nes kada palytų, dabar ten drėgmė laikytus, nuo žemės drėgmė eitų, žodžiu, tuoj pat grūdas jaučia, kad arčiau žemės yra, gali pradėti sudygti, tai tie sugulimai yra baisus reikalai iš tikro, bet visą laimę, kad orai yra geri, tai todėl nėra taip ir baisu. Ir visą laimę, kad pas mane yra sausiau, ne taip, kaip ten kituose girdėjau ekstremalios padėtys, net paskelbtos, netgi paėmus 20 km nuo čia, turiu ten laukų, ten yra labai šlapia. Ir nežinau, ar čia tos tiesioginės jos įtaka, bet čia mes aplinkui nelabai kas čia maurojamės iš tikrųjų. Tai čia manau, kad tik dėl to, kad lietaus mažiau gavom negu kiti. Ir dirbos nėra permirkusios lietum. Ir tai, kai kur jaunamoji nesugeba pakopijuoti ilgi metrai ir viskas. Ir pakyla vietomis, nieko nepadarysi, arba turi suktis iš kito kampo, arba tiesiog užsimerki ir palieki. Jeigu ten kokią juostelę keli javai liko, tai taip stengiuosi, jeigu kažkur nepaimu, paskui susukdamas pasiimti viską. Tokiems dalykams reikėtų draperio. Arba šukotuvė. Šukotuvė irgi neblogai sugulusius pasikelia nuo žemės. Šiaip tokie debesys aplinkų. Šiandien ryte lyjo truputėlį čia pas mumis, tai valandą vėliau kokią išvažiavom. Kadangi žinau, kad ir iš miesto žiūri žmonių, tai čia realiai jie yra palei pat žemę tie kviečiai. Ir va, kai nusipjauna, kas va, lieka ilgesni šiaudai, tiktais ir viskas. Bet realiai mes juos pasiimam. Tik bėda, kad tas sukritimas buvo iš tikrųjų vaškinės brandos stadijoje, ne vaškinės, atsiprašau, pieninės brandos stadijoje, tai truputėlį, manau, ir prisidėjo prie kokybės mažesnės, tai ir to paties derliaus gal mažiau. Bet svarbiausia, kad eina jį nukulti ir tai jau yra labai gerai. Nautilas. Čia yra po pupų pasėta. Niekas nedaryta buvo. O pupų realiai nelabai, ką ten ir pridarysi. Važiavom, pasėjom ir palikom. Ignai, davažiuoti jau. Nežinau, pasistengsiu gal, jeigu tilps į bunkerį. Bet gali apsisukti čia, ties gandrų kokiu ir įsipilt galim. Visiems aiškiau, kai su operacijas pasišnekė, viskas aišku, ką kur daryti. Mažiau bereikalingų važinėjimų.
ir nesusipratimų. Biškai priekį patrauk. Šiaip reiktų stengtis daugiau į galą piltis, nes ta kada man nelabai patinka. Važiuok. Alfa gerai virina vietą virina. Ai, šiandien buvo įvykis, pasirodos biškį su mulčiatoriu ne taip dirbam, tai teko pavirinti taip. Gerai, kad turim gerą. Tiesiai į metalą. Nieko, viskas tvarkoja, tai gerai, kad Aldas gerai virina. Ai, gal geriau nereikia su šito variantu. Nors jeigu nuplyštas, kai tik oro šlangos nusitraukti, turėtų iš karto nusitraukti stabdžiai. Turėtų būt, bet vis tiek galima eiti grabį žinai. Ir pedalai atsargiai važinėjai. Houston, we have a problem. Smulkintuvo guolis atbirėjo. Buvo laiku kažkaip klaidą išmetė, kad smulkintuvo greitis mažas. Ir šitą pusę varomoji yra ir sumažėjęs greitis indeksavo, kad yra subirėjęs guolis. Jau atėjau biškelį rūko, tai gerai, kad laimingai viskas ir net nesupleškėjom. Daug čia bus. Ščiukai. Taip. Matai. Tai gerai, kad čia tų siornų nupirkau. Būtumėm kukavę čia. Dar biškį atleisk. Kas yra? Nežinau, tas varžtas praeis, varšai bandom gal praeis. Ai, reikia į kitą pusę turbūt to sudėti. Jo. Būtų. Nu bandom, gal praeis. Arba atleis greit, pasuksim į kitą pusę viską. Praeis. Čia turėtų toj nušokti, žinau. Didysis. Bet tas mažasis vis tiek turėtų. Jo. Labai lengvai. Čia ta didelė turbūt sunkiausiai movė. Daug man rankom dabar reikia, ar ne? Jaučiu, kad ne. Praeina tas? Zadnį vidinį. Dabar biškį pasuk. Nevis, va. Čia ant šliucų matai. Čia reikės tas va nusifotkint, kaip susidėjo tos šaibos. Dabar. Pabaiga. Jaučiu šito nenusimausiu rankų. Gerai, marčiumi. Aha, reikia normalaus
Šitą sulaužysiu. Man šitą tai labai lidlinė užneša, labai panaši buvo. Tik gaila, kad čia Berner. Tiek, kad žinai, Bernerio net garantijos nesuteikia, o lidlinę suvarysi per 3 metam garantiją duoda. Nu, neaišiai, sakysi, atiduodu. Nu, va, gali supirėti. Reitas prasideda nuo detalių surinkimo. Detalių pilna sėdynė, bet galit atspėti per kiek kartų. Čia yra 3 detalės dabar. Per kiek kartų aš jas pasiėmiau. Taip, per 3. Nes nuvažiavau už Kėdainių, vieną kartą paskambino, tai važiavau antrą kartą į Dotnuvą, tada lygiai toj pačioj vietoj paskambino dar kartą. Sako, žinok, reikia dar detalių. Važiavau dar kartą. Tikiuosi, 4 karto nebebus ir daugiau aš ten nebevažiuosiu. Nes šiandien užtenka. Smulkintuvą guolį pasiėmiau, dar vieną guolį pasiėmiau ir čia tokį varikliuką pasiėmiau, nes sakė, netoks Dotnuva tvarko man ten biškį kombainą. Smulkintuvą guolį jau patys. Atsitiko gyvenimas, kaip visada. Dar detalių ir dar rakto. Labai ačiū Dotnuvai Baltic už operatyvumą, už viską, ta prasme, detalių visko vietoj buvo. Ir ta prasme, smulkintuvo guoliui būtinai reikėjo tokio spec rakto, kad jį užsiverš teisingai, kad viskas tvarkingai būtų. Tai paliko dinometras, dinometras, jo vadinasi, ar kaip jis. tą paliko, paskui davė raktą, sakė, užsiverš, susitvarkyk ir bus labai liuks.